1990 kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, jog atstatomas 1940 metų svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Už tokį nutarimą tuomet balsavo 124 deputatai. Tarp jų šviesios atminties nepriklausomybės akto signataras Antanas Račas. Mes visi tą žingsnį padarėm ir kad sąjūdis buvo tas laikotarpis, kada mes visi viens į kitą pasižiūrėję, išdrįsom pasakyti, ką mes turėjom savo širdyse. O kovo 11, tai to žingsnio, galim sakyti, pabaiga, arba pats didžiausias mūsų išdrįsimas pasakyti, kad mes norim atkurti tą valstybę, kurią sunaikino 40 metų okupacija. O žinom, kad ta okupacija rėmėsi 39 metų Molotovo-Ribentropo susitarimais. O mūsų planas atstatyta valstybė buvo toks teisingumo siekimo planas. Ir kada kovo 10 dieną, prieš 15 metų, mes paskutinį kartą susirinkom diskusijai, ar skelbti politinė nepriklausomybė, tikra nepriklausomybė, ar apsiriboti kažkokio tai ekonominio suverenumu. Ir aš noriu šiandien prisimenu tos žodžius, kuriuos pasakė baigiantis diskusiją profesorius Landsbergis. Ko mes bijom? Pasakykim savo tautai, rusams ir visam pasauliui, mes norim teisingumo. Mes kitą dieną tą ir padarėm. Absoliučiai dauguma parlamentarų, tuo metu aukščiausios tarybos deputatų vadinamais, balsavo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Tai tas įspūdis be abejo niekados neišplės ir dar tas suvokimas, kad mes visi kartu, kad jie susibūrėm į sąjūdį, kurie buvom sąjūdį, arba tie, kurie rėmė sąjūdį, mes šiandien negalime tų visų žmonių suskaičiuoti, bet tai yra mūsų visos tautos žingsnis į tą dieną. Mes buvom okupuota valstybė, didesnės valstybės, mažesnė valstybė okupuota ir mes neturim jokių teisių. Mes gyvenom mele, komunistinė diktatūra, tai buvo pati didžiausia diktatūra, kokią žmonė gali įsivaizduoti, niekiek nemenkesnė diktatūra negu nacistinė. Žmonės už politinius įsitikinimus, kaip ir nacistiniai, buvo sodinami į kalėjimus arba į psichiatrinės ligoninės, abi diktatūros tokius pat. Mes pasiekėm laisvę. Mes dabar žiūrėkit, kiek yra spaudoje visokių kritinių straipsnių Lietuvos vyriausybės atžvilgiu. Ar seniau kas nors išdrįsdavo kritikuoti ką nors. Mes turim žodžio laisvę. Ji yra garantuota konstitucijoje ir jos kol kas visi laikosi. Yra daug problemų, kur žmonės sako, nėra laisvės, kadangi nėra darbo ir taip toliau, čia yra didelė problema. Tačiau jeigu mes visi sieksim visų problemų įsprendimo tiek, kaip 90 metais mes siekim nepriklausomybės ir tas problemas įspręsim. Didžiausia problema mūsų laisvė ir demokratijų tai, kad dalis žmonių užmiršo tuos idealus ir juos užvaldė egoizmas, gobšumas, turto siekimas ir pasinaudodami įstatymų netobulumo ir padarė žalą kitiems žmonėms, o savo naudą galbūt. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ypatinga proga, kai pagerbėme laisvę, nepriklausomybę ir tautos vienybę. Tai diena, kai su pasididžiavimu prisimename savo šalies istoriją ir žmonės, kurie kovojo už mūsų laisvę. Paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kelmiškiai rinkosi į Kelmės profesinio rengimo salę. Į salę Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės Kelmės 605-osios pėstininkų kuopos kariai įneša Lietuvos ir Kelmės vėliavas. Rugilei Dumšaitei užvedus sugiedama tautiška giesmė. Iš praeities tavo sūnus Susirinkusius į šventę kelmiškius ir Kelmės svečius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Biliaus sveikinimus perdavė Seimo nario patarėja Lina Krencevičienė.
Šių metų vasario 2 dieną Kelmės mažajame teatre vyko Lietuvos mokinių meninio žodžio konkurso rajoninis etapas, skirtas poeto Vlado Šimkaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Kelmės Kražantės progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai, Švietimo kultūros ir sporto skyrius, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Kelmės rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė ir Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius apdovanojo geriausius rajono skaitovus. Kelmės Aukurų pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinės Urtė Kavaliauskaitė ir Emilija Rimdeikaitė. Emilija kovo 11-osios šventės metu atstovavo Kelmę skaitovų regioniniame ture. Konkursui mokiniams pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Vaitkevičienė. Paskatinamąjį prizą pelnė Kelmės Aukurų pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinys Tajus Leščiauskas, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Vaitkevičienė. Vyresnių klasių mokinių grupėje nugalėtojais tapo Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio 1 gimnazijos klasės mokinys Gvidas Alasauskas ir Kelmės rajono Graičiūnų gimnazijos Kražių skyriaus abiturientė Smiltė Butkutė. Mokiniams konkursai pasiruošti padėjo Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Brajinskienė ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos Kražių skyriaus lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinėme renginyje nuskambėjo Šaukėnų Vlado Putvio Putvinskio 1 gimnazijos klasės mokinio Gvido Alasausko skaitymai. Pasirodė Kelmės kultūros centro vaikučių ir mamų šokių kolektyvas vadovaujamas Gintarės Guželienės. Šventėje koncertavo Kelmės Algirdo Lipėkos menų mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Vienas vaikas baltas, kitas vaikas žalias, vienas kitas žiūri žvaigždėles klausinėja. Kas pasėjo bulves, kas pasėjo lėlės, kas kai ežerus pasėjo, kas pasėjo žmonius, kas gyvena už šaltų, kas gyvena danguje, kas gyvena po žeme, kas gyvena žvaigždėse, kur mes eisime šį vakarą, kur mes eisime rytoj, kur mes būsim, kai pasensim, po 100 metų. Kol dar lilijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man. Tik nešė pro šalį vėliavė mergelė, plukdė kitoje atgalios. Po koncerto
Kelmės miesto seniūnė Ligita Kundrotienė, lydima mergaičių su gėlių puokštėmis, išvyko į kapines pagerbti Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Antano Račo kapą. Į 33-ąją Kelmės rajono folkloro kolektyvų šventę Graži mūsų šeiminėlė Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje kvietė Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus specialistai. Šventės gaspadoriai Rūta Palubeckienė ir Osvaldas Gerbenis renginio pradžioje pranešė, jog etninės kultūros globos tarybai 2026 metus paskelbus atmintinais kanklių metais, papildant ir prisidedant prie Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos dėl skriaudžių kanklių ansamblio 120 metų sukakties minėjimų, tad ir Kelmės rajono folkloro kolektyvų šventė skiriama kanklių metams paminėti. Prieš 120 metų skriaudžiuose įkurtas pirmasis Lietuvos kanklių ansamblis. Padarė didelę įtaką tautiškumo stiprinimui ir muzikavimo kanklėmis plėtrai. Nuo 20 amžiaus pradžios kanklės yra laikomos lietuvių kultūros bei Lietuvos nepriklausomybės simboliu ir iki šiol tebenaudojamos kaip tautinio identiteto ženklas. Kankliavimo tradicijų tęstinumu rūpinasi Kelmės kultūros centre vykstantis vasaros žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinio amatų kursai. Šventėje Graži mūsų šeiminėlė dalyvavo Kelmės kultūros centro kolektyvai. Tradicinė kapela Gerščiesas, vadovė Laima Lapinskienė, folkloro ansambliai Taduja, vadovas Osvaldas Gerbenis, Judlė, vadovė Angelė Jovaišaitė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės rajono folkloro ansamblis Ramočia, vadovas Valdas Rutkūnas, Tytuvėnų kultūros centro Šedbarų skyriaus folkloro ansamblis Parubežė, ir armonikierių kapela Tytuvėnų krašto armonikieriai, vadovas Stasys Butkus. Kelmės miesto bendruomenės armonikieriai, vadovas Justinas Kasparas. Šiais metais prie šventės prisijungė ir vaikų folkloro kolektyvai. Kelmės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis, vadovė Dalia Miliauskienė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos tradicinių kanklių ansamblis, vadovė Aušra Vilimaitė Kariznienė. Ir choreografijos skyriaus vaikų folkloro ansamblis, vadovai Laisvė Munkevičienė ir Osvaldas Gerbenis. Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus specialistai sako, jog kultūros tradicijos mus vienyje. Folkloro ansambliuose yra kuriama ir stiprinama bendra lietuviška savimonė ir etnokultūrinis savitumas. Visais laikais mus gelbsti daina, kuri padeda žmonėms išgyventi, užmegzti santykius.
Šventės dalyvius sveikino Kelmės rajono savivaldybės vicemeras Tadas Kasparas. Daug gražių žodžių kolektyvams ir jų vadovams išsakė, padėkas ir dovanas dovanojo Kelmės kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė. Kovo 14 dieną susitikome Kelmės sporto centre, kur vyko žolės riedulio turnyras treneriai Redai Zubavičienei atminti. Turnyrą rengė Kelmės sporto klubas Aušra. Jame dalyvavo 6 moterų ir mergaičių komandos. Turnyre sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Kęstutis Bilius, buvęs ilgametis klubo Aušra pirmininkas, kuris sakė, jog šis turnyras tai ne tik varžybos, bet ir gražus prisiminimas apie žmogų, kuris savo darbo ir meilę sportui įkvėpė daugelį. Dėkojame už tai, kad esate kartu, puoselėjate žolės riedulio dvasią ir padedate išsaugoti šviesios atminties trenerės Redos atminimą. Džiaugiuosi, jog į Kelmę dirbti trenerę pavyko prikalbinti Redą Zubavičienę, kurią puikiai pažinojau dar nuo legendinės Šiaulių Tauro komandos laikų, kai ji žaidė trenerio Rimanto Čaikausko komandoje. Reda buvo viena geriausių komandos žaidėjų, su savo sutuoktiniu ir dideliu pagalbininku varžybų teisėju Viktoru Milkintu jie abu įdėjo daug širdies, kad Kelmėje prigytų žolės riedulys. Redai pavyko išugdyti nemažai įvairaus amžiaus grupių rinktinių žaidėjų. Mūsų jaunučių ir jaunių komandos tapdavo Lietuvos čempionėmis ir prizininkėmis. Ir aišku, visada nuoširdus ačiū žaidėjom tom, savo jaunom, savo buvusiam jaunom ir dabar. Taip kad ačiū visiems už meilę žolės rieduliui. Kelmė tapo vienu Lietuvos žolės riedulio centrų. Turnyro dalyvius ir galius pasveikino Lietuvos žolės riedulio federacijos garbės prezidentas Vytautas Juškus, Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius, Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius. Sporto klubo Aušra prezidentė Lionė Bilienė padėkojo visiems turnyro dalyviams, sirgaliams ir teisėjams už dalyvavimą žolės riedulio turnyre, skirtame trenerės Redos Zubavičienės atminimui. Ir priminė, jog šviesios atminties Reda Zubavičienė buvo puiki trenerė daugelį metų dirbusi Kelmės rajone. Treniravo sporto klubo Aušra moterų komandą, dirbo sporto centre ir ugdė jaunasias žolės riedulininkes. Su varžybų eiga supažindino Lietuvos žolės riedulio federacijos teisėjų komiteto vadovė Vilma Bagdanskienė. Turnyre varžėsi Kelmės sporto centro mergaičių komanda, Kelmės sporto klubo Aušra komanda, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos moterų žolės riedulio komanda Akademija, Šiaulių moterų žolės riedulio komanda Ginstrektė Akademija, Širvintų sporto centro mergaičių komanda, Vilniaus žolės riedulio klubo Sostinės žuvėdros komanda. Žolės riedulys tai yra komandinė sporto šaka, kuri žaidžiama ant žolės su lazda ir kamuoliuku tarp 2 komandų. Manoma, kad ši sporto šaka yra viena seniausių pasaulyje, kuriai reikalingos lazdos ir kamuoliukas. Dar 4000 metų prieš mūsų erą šis žaidimas buvo žaidžiamas Egipte. 1908 metais žolės riedulys buvo įtrauktas į vasaros olimpinių žaidynių programą. Šiuolaikinis žolės riedulys išsivystė 18 amžiaus viduryje Anglijos mokyklose. Ir oficialia šios sporto šakos įteisinimo data laikomi 1861 metai. Lietuvoje žolės riedulys prigijo tik iš 3 karto. Trečias bandymas siejamas su jaunu gydytoju terapeutu Feliksu Paškevičiumi. Jis 1977 metų vasarą savo iniciatyva išvyko į Maskvą susipažinti su žolės rieduliu ir rudenį pradėjo kviesti Šiaulių merginas į naujos sporto šakos treniruotes. Kiekvienoje komandoje yra po 10 aikštės žaidėjų ir po 1 vartininką. Žaisti galima tik lazdomis varantis kamuoliuką. Vartininkas gali saugoti vartus bet kuria kūno dalimi. Žaidimo tikslas – įmušti kuo daugiau įvarčių į varžovo vartus. Riesta lazda – skiriamasis žolės riedulio kaip sporto šakos bruožas.
Ji skirta varytis, perduoti, stabdyti, smūgiuoti ir mesti kamuoliuką. Turnyro uždarime dalyvavo ir medalius teikė Redos Zubavičienės sūnus Ernestas. 6 vietoje Kelmės sporto centro mergaičių komanda. 5 vietoje Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos moterų žolės riedulio komanda Akademija. 4 vietą iškovojo Kelmės sporto klubo Aušra komanda. 3 vietoje liko Šiaulių moterų žolės riedulio komanda Ginstrektė Akademija. 2 vietoje Širvintų sporto centro mergaičių komanda. 'Turnyrą laimėjo Vilniaus žolės riedulio klubo Sostinės Žuvėdros komanda. Liaudės išmintis sako, džiaukis iš turgaus grįžęs, o ne turgun važiuodamas. Ir dar sako, vienas turgaus nepadarysi, o kur 2 bobos, ten ir turgus. Velykos viena iš svarbiausių krikščionių švenčių, kurių jie laukia, džiaugiasi ir kurios neatsiejamos nuo ryškiaspalvių verbų, margučių, sudaigintų kviečių. Velykų tradicijos apima daug įvairių dalykų, bet vienas iš svarbiausių – marginti kiaušiniai, verbos. Prieš Velykas įvairių miestų ir kaimelių aikštėse organizuojamos mugės, kuriuose daugelis žmonių gali parduoti savo margintus kiaušinius ar kitokius Velykoms skirtus reikmenis. Tokias pavasario mugės eilę metų organizuoja Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus specialistai. Pavasario mugėje savo rankdarbius pirkėjams siūlė Kelmės krašto amatininkai, nagingieji kelmiškiai. Margučiai mugėje įprasta prekė. Tik šiais metais ši prekė buvo kiek neįprasta, nes meistriukai margučius siūlė apsuktus įvairias spalviais siūlais, apmegstus karoliukais papuoštus. Buvo ir medinių, ir akmeninių margučių. Verbas mugėj iš surinktų lauko augalėlių surišo Birutė Kvietkienė. Savo rankų darbo riešinės siūlė Genovaitė Rutkūnienė ir tautodailininkė, sertifikuotų produktų gamintoja Jolanta Gečienė. Ant prekystalio puikavosi tautodailininkės Kornelijos Lopetienės pintos skrybėlės ir iš šiaudų pagaminti paukštukai, meno kūrėjų Akmentašio Valdo Banzos skulptūrėlės, lazdų meistro Mečislovo Ežerskio lazdos ir švilpukai. Kukečiuose įsikūrusi įmonė Tukio namelis į mugę atvežė margučių ridenimų lovelių, kiaušinių stovelių ir medinių margučiams skirtų padėkliukų. Velykų stalo puošmenas pagamino Laima Ulinskienė. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos produkto ženklų pažymėtais medaus produktais prekiavo bityno Pievų medus bitininkė Alma Kemežienė. Mezgėjos Stefa Ulevičienė ir Alva Ulevičienė primezgė kojinaičių, žaisliukų, apnėrė kiaušinius, kurie tapo gražiausiais margučiais. Vanda Gedvilienė ir Gintarė Andrijauskaitė Velykų dovanėlėms siūlė savo rankdarbius. Nadežda Mockuvienė demonstravo iš skiautinių pagamintus krepšelius, skirtus namų ūkio smulkmenoms susidėti. Savo darbelius į mugę atnešė ir nevyriausybinės organizacijos asociacijos Olimpikas bendruomenės nariai. Ir mes ten buvom. Velykoms dovanėles pirkom. Velykos, kaip ir daugelis mūsų švenčiamų švenčių, turi pagoniškas šaknis. Tačiau atėjus krikščionybei, ši šventė buvo pakeista.
Velykos buvo ir tebėra siejamos su gamtos atgimimu, atsibudimu po ilgos ir sunkios žiemos. Kelmės kultūros centre surinktas 2026 m. Kelmės rajono vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas Tramtatulis. Nuo 2013 m. kas antrus metus Lietuvos nacionalinis kultūros centras organizuoja Tramtatulio konkursus, skatindamas vaikus ir moksleivius domėtis savo krašto tradicinę kultūrą, suvokti jos vertę, ugdyti pavienius jaunuosius liaudies dainų, sakytinės kūrybos, instrumentinės muzikos atlikėjus. Kelmės kultūros centro etninės kultūros ir tradicinio amatų skyriaus specialistai Tramtatulio konkursą organizuoja kasmet. Šiais metais jis surinktas 21 kartą. Konkursų vedėjos Luknė ir Ūla Karpenkaitės gražia kražių žemaičių tarme pasirodymui kvietė vieną po kito atlikėjus. Konkurse šventėje liaudiškus nutikimus pasakojo Jonė Šarauskaitė, Viltė Jankauskaitė ir Emilis Bertašius iš Kražių Motiejaus Kazimieros Arbėvijaus kultūros centro, mokytoja Jūratė Sankauskienė. Augustė Samuilytė iš Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriaus, mokytoja Danutė Nankaitė. Kankliavo Vaiva Saunoriūtė iš Kelmės kultūros centro, mokytoja Dalia Miliauskienė. Emilija Rimdeikaitė ir Marta Damkutė iš Kelmės kultūros centro, mokytoja Dalia Miliauskienė. Adrianas Stepušaitis iš Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos, mokytoja Aušra Vilimaitė Karyznienė. Armonika grojo Kornelijus Kaniauka iš Tytuvėnų kultūros centro Šedbarų skyriaus, mokytojas Stasys Butkus. Į šį liaudies kūrybos konkursą susirenka vaikai, mokiniai ir mokytojai, kuriems rūpi Kelmės krašto žemaitiškas etninis palikimas ir jos sklaida. Tramtatuliečiai pažėrė puokštę įvairiausių pasakojimų, pagrojo liaudies dainų ir šokių. Visi konkursų dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir mūsų kraštiečių šiuolaikinio tradicinio amatų meistro Alberto Martinaičio sukurta akmens juvelyrika. Šis konkursas yra ypatinga galimybė jauniesiems atlikėjams atskleisti savo talentus, puoselėti tautinį identitetą ir perduoti liaudies kūrybos tradicijas ateities kartoms. Tai graži kultūrinė šventė, sujungianti jaunosius liaudies kūrybos atlikėjus ir jų mokytojus bendram tikslui – gyvai ir autentiškai perteikti liaudies kūrybą. Visi atlikėjai buvo pasipuošę autentiškais žemaitiškais rūbais. Tramtatulis tai ne tik konkursas, bet ir gyvas tautosakos lobynas, suteikiantis vaikams galimybę susipažinti su lietuvių liaudies dainomis, pasakomis, sakmėmis bei muzikinėmis tradicijomis. Džiaugiamės, kad jaunoji karta noriai įsitraukia į šią kultūrinę veiklą ir prisideda prie tautinio paveldo išsaugojimo, sakė renginio organizatoriai. Šiais metais Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks moksleivių dainų šventė Laiko ratu kartu. Po 10 metų grįžta moksleivių dainų šventė. Didžiausias Lietuvos moksleivių sąskrydis sukviesiantis net 24 000 dalyvių, kolektyvų, chorų, orkestrų, šokių grupė, sako šventės organizatoriai. Kovo 21 dieną Jono Graičiūno gimnazijos aktų salėje vyko Kelmės rajono šokių grupių apžiūra. Moksleivių dainų šventės šokių dienos ratu repertuarą vertinimui pateikė
Jungtinė Kelmės kultūros centro, Pakražančio skyriaus ir menų fabriko Veiksmas merginų šokių grupė, vadovės Gintarė Guželienė ir Jovita Žakarienė. Menų fabriko Veiksmas mergaičių šokių grupė Girmetėlė, vadovė Jovita Žakarienė. Jungtinė Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mergaičių liaudiškų šokių grupė Pupos ir Tytuvėnų kultūros centro mergaičių liaudiškų šokių grupė Gilius, vadovės Laisvė Monkevičienė ir Henrika Barkauskienė. Jungtinė Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos merginų liaudiškų šokių grupė Bitela ir Tytuvėnų kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė Gilius, vadovės Laisvė Monkevičienė ir Henrika Barkauskienė. Kelmės kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė Levandrylės, vadovė Diana Bakšienė. Užvenčio kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė Lanksva, vadovė Agnė Laurinavičiūtė. Nuoširdžiausia padėka Jono Graičiūno gimnazijos bendruomeniai, komisijos nariams, apžiūros organizatoriams ir visiems šokėjams. Susitikime Vilniuje jaunystės šventėje, sako Kelmės rajono šokių grupių dalyvavusių apžiūroje vadovai.